šita registravimo sistema yra kitokia negu buvo iki šiol. Ir pagrindinė jos naujiena yra ta, kad visi, kam reikia užregistruoti savo vaikučius į darželį, gali iš tikrųjų ramiai nuspręsti, ar jie nori pirmą dieną tai daryti, o dar geriau antrą, trečią, arba gali tai padaryti bet kada nuo Kalėdų iki Velykų. Jokio skirtumo eilės sudarimo ir registravimos laikas nevaidins. Jokios įtakos dėl registravimosi nebus, kad ir kada jūs besiregistruotumėte iki pat balandžio 30 dienos. Tai reiškia, kad pernykštės ir užpernykštės istorijos, kai tėveliai manydavo ir pagrįstai manydavo, kad reikia užsiregistruoti kuo greičiau, nes kritiniu atveju tai gali nulemti vaiko patekimą ar nepatekimą į darželį. Visa tai yra praeitie, galima drąsiai kol kas rūpintis kalėdinėmis dovanomis, būti su šeima, kad ne tik registravimosi laikas yra esmė, bet ir tai, kad iš tiesų visiems pakaktų darželių. Ir kaip žinia, dar šį pavasarį darželių trūkumas buvo apie 7000 vietų, dabar mūsų turimais duomenimis apie 5000 vietų darželių trūksta, nes dalį per savivaldybės darželius užpildėm, dalį per privačių darželių naujas vietas trūkumą užpildėm. Kitais metais planuojame beveik 800 vietų naujose savivaldybės darželiuose sukurti. 780 vietų numatoma, jeigu taip tiksliai žiūrint. Dar toliau yra planuose vėl plėsti ir savivaldybės darželių. Be jokios abejonės mes matome, kad ir privačiam sektoriui yra daugybė vietų, 100 eurų pagalba tėveliams, kurie nori savo vaikus leisti privačius darželius, jinai egzistuoja, bus ir kitais metais. Ir be jokios abejonės tai reiškia, kad privatus darželiai steigiasi, siūlo savo pagalbą. Žinoma, kad kai kurie užsipildė, kai kurie dar turi laisvų vietų, tai tėveliai tikrai turi rimtą pasirinkimą. Yra paskelbtas darželių žemėlapis su užimtumais, kviečiu tėvelius panagrinėti žemėlapį, kas yra arčiau, kaip atrodo tie darželiai, nes darželiai tikrai nėra visi vienodi, kai kurie jų skiriasi pagal savo nuotaiką viduje, pagal tai, kas daugiau akcentuojama. Siūlau nueiti tos darželius, pasižiūrėti, kaip viskas atrodo ir būtent pasižiūrėti, kaip tai atrodo vaiko akimis ir tėvų akimis, tartis dėl to, kaip ten patekti, nėra jokių nei galimybių ir to net nebūtina daryti, bet nueiti ir pasižiūrėti, kaip ten jaustųsi vaikas, jeigu jisai pakliūtų į tą darželį, tikrai verta ir būtent tam ir siūlau skirti tą laiką, o rytoj nesistumdyti alkūnėmis eilėse, nei gyvose, nei internetinėse, ramiai sulaukti tinkamo laiko, tinkamos progos, apsižiūrėjus, apmąsčius viską, tada ir registruoti savo vaiką kitiem metams į darželį. Tie, kas nuspręs iš tikrųjų vaiko galbūt neleisti darželį, arba kam dar neužteks vietos, kas nenori galbūt į privatų ar savivaldybės darželį leisti ir nori samdyti auklę vaikui, tai jeigu poryt savivaldybės taryba galutinai patvirtins, tai mes iš tikrųjų numatome, kad auklių paslaugoms verslo liudijimas būtų kitiems metams už simbolinį 1 euro mokestį. Ir manau, kad be jokios abejonės tai irgi suteiktų dar vieną galimybę, naujas galimybės legaliai, teisėtai ir taip kaip tinkamiausia konkrečiai šeimai ir konkrečiam vaikui išspręsti klausimą, o su kuo ir kaip bus ugdomas per visą dieną vaikas. Tai čia yra dar viena galimybė, kurią dalis tėvelių nebijotinai spėju, kad pasinaudos. Dabar kokie tai yra kriterijai, kaip mes tas turimų vietų skaičių darželiuose paskirstysime tėvam. Pirmenybė bus teikiama Vilniaus miesto savivaldybės gyventojams. Tai yra, kai abudu tėvai yra registruoti Vilniuje ir vaikas yra registruotas. Tokiu atveju jie gauna prioriteto balą. Prioriteto balą gauna taip pat, jeigu tėvai pasirenka darželį pagal savo registruotą gyvenamąją vietą. Taip pat gauna prioriteto tvarką, jeigu tam darželyje lanko brolis ar sesuo. Taip pat prioriteto tvarką gauna daugiavaikės šeimos, kai yra šeimoje 3 ir daugiau vaikų. Ir tokie jau retesni prioritetai, kurie taip pat gali būti suteikiami, tai kai yra vaikas auginamas vieno iš tėvų, kai vienas tėvas yra žuvęs arba dingęs be žinios, arba kai vaikelis yra neįgalus. Taigi, registruojantis informaciniai sistemoje, mūsų kolega vėliau parodys, tiesiog tėvai turės sužymėti prioritetus, kurie atitinka jų faktinę situaciją ir sudarius prioriteto skaičiui, pagal turimų prioritetų skaičių, vaikui bus sudaryta eilė ir tada tos laisvos vietos pasiskirstys.
Mes patys dalyvavome rengiant prioritetų sistemą ir teikiame pasiūlymus. Iš tiesų, iš to, ką galima nuspręsti arba kaip sudaryti, man atrodo, šiuo metu tikrai yra pakankamai gera sistema.